Sveiki! Šiandienos tema turbūt apie patį garsiausią ingredientą kosmetikoje – tai retinolį. Jis priskiriamas auksinių standartų prieš odos amžėjimą, nes yra vienas daugiausiai tyrinėtų ingredientų. Bet ne visi žino, kad retinolis turi skirtingas formas, kurios skiriasi savo stiprumu ir poveikiu. Šiame video papasakosiu, kokios yra retinolio formos, kaip jos veikia odoje, kodėl retinolis yra naudojamas vakare ir net šiek tiek apie istoriją ir pačią pradžią medicinoje. Be to, artėja labai svarbus pokyčiai ES, kurie pakeis, kaip mes galėsime naudoti retinolį kosmetikoje. Retinoidai yra visi vitamino A junginiai. Jie yra naudojami tiek medicinoje, tiek ir kosmetikoje. Visi jie turi galiausiai virsti į retinoidinę rūgštį. Tai yra aktyvią formą, kuri jungiasi prie receptorių odoje. Retinoidinė rūgštis duoda komandą ląstelėms, stimuliuoja kolageno gamybą ir taip mažėja pačių rūgščių, taip oda tampa stangresnė. Skatina ląstelių atsinaujinimą, taip oda tampa lygesnė, skaistesnė. Slopina melanino gamybą, dėl to šviesina hiperpigmentaciją ir turi priešuždegiminį poveikį, dėl to mažina aknės bėrimus. Tai kasgi vyksta odoje? Kaip vyksta retinolio konversija? Retinil esteriai, tokie kaip retinil palmitatas, paverčiamas fermentų į retinolį. Vėliau retinolis fermentų pagalba paverčiamas į retinaldehidą. Retinaldehidas paverčiamas į retinoidinę rūgštį. Ir tik ši forma jungiasi prie retinoidinių receptorių odoje ir mes taip gauname norimą efektą. Paprasčiau per pavyzdį. Labai mėgstu pavyzdžius duoti, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Įsivaizduokite raktų gamybą. Mes turime metalo gabalą, tai būtų retinil esterį. Žaliava, iš kurio mes jau po to gaminsim raktą. Taip mes jau apdirbam ir gaunam retinolį. Tai yra apdirbtas rušinys, kuris jau beveik primena raktą. Galiausiai gaunam retinaldehidą, kuris jau visai savo formą primena raktą, bet reikia paskutinio pjūvio, kad galėtumėm atrakinti duris. O retinoidinė rūgštis jau yra pagamintas raktas, kuris ir leidžia atrakinti ląstelių duris ir taip užduoti taktą, kad reikia dirbti. Taigi, aptarkime pagrindinės retinoidų formas, nuo silpniausios iki stipriausios. Pats silpniausias variantas tai yra retinil esteriai. Palmitatas, acetatas, jie yra silpniausi ir reikalinga daug konversijų. Dėl to poveikis yra minimalus ir daugiau šie veikia kaip antioksidantai. Puikiai tinka pradedantiesiems ar esant jautriai odai. Retinolis – pati populiariausia kosmetikos forma. Įrodyta, kad ilgainiui gerina odos tekstūrą, mažina hiperpigmentaciją, mažina raukšles. Reikalingos yra dvi konversijos iki aktyvios formos. Retinil retinoatas. Tai yra hibridas tarp retinolio ir retinoidinės rūgšties. Efektyvesnis nei retinolis, bet švelnus – hidroksipinokolono retinoatas. Tai yra naujesnė forma, kuri jungiasi tiesiai prie receptorių. Yra stipresnis už retinolį, bet švelnesnis už retinoatą. Tinka aknei ir jautriai odai. Retinaldehidas, kitaip žinomas kaip retinalis. Tik vienas žingsnis yra reikalingas iki aktyvios formos. Labai veiksmingas, skatinant kolageno gamybą, mažinant hiperpigmentaciją ir veikia kaip priešuždegiminis komponentas. Stipresnis už retinolį, bet švelnesnis nei pati retinoidinė rūgštis. Ir retinoidinė rūgštis. Tai jau būtent yra aktyvioji forma, kuri veikia iškart. Yra stipriausias efektas kolageno stimuliacijai, raukšlių mažinimui, hiperpigmentacijos sprendimui, aknės gerinimui, bet ir daugiausia dirginimo. Dėl to ši forma yra tik receptinė. Retinoidai yra fotosensibilūs. Tai reiškia, kad šviesoje jie suyra ir praranda veiksmingumą. Be to, jie padaro odą jautresnę ultravioletiniams spinduliams, dėl to juos rekomenduojama naudoti vakare. Dieną reikėtų neužmiršti nuo saulės kremo SPF apsaugos. Kaip pradėti naudoti? Galbūt jūs esate naujokas ir norite įtraukti retinolį į savo odos rutiną. Siūlyčiau pradėti nuo silpniausių formų ir tada palaipsniui jas stiprinti. Pirmą mėnesį naudokite tik tai 2-3 kartus per savaitę. Vėliau pereikit prie kasdieninio naudojimo, jeigu oda tai toleruoja. Būtinai kartu reikalingas drėkinimas ir apsauga nuo saulės SPF kremai. Tikėtina šalutiniai poveikiai kaip paraudimas, šerpetojimas, sausumas ir labai svarbi informacija – retinoidai draudžiami nėštumo ir žindymo metu.
Įdomu tai, kad retinoidai pirmiausia buvo naudojami aknės gydyme. Aknės gydyme jie naudojami ir iki šių dienų. Buvo pastebėta, kad pacientai, kurie naudoja retinoidus, sumažina ne tik aknės bėrimus, bet ir taip pat oda tapo lygesnė, sumažėjo raukšlių ir odos reljefas tapo kur kas lygesnis. Taip retinoidai tapo pagrindiniu ingredientu tiek medicinoje, tiek ir kosmetikoje. Nuo aknės iki amžėjimo pristabdymo. Svarbi informacija. Nauji įstatymai Europos Sąjungoje. Nuo 2025 metų lapkričio 1 dienos įsigalios Europos komisijos sprendimas, kad kosmetikos priemonėse, kur yra retinolio, ant pakuotės turės būti nurodyta, kad tai yra vitamino A šaltinis ir kad reikėtų atsižvelgti į paros dozę. Nuo 2027 metų gegužės 1 dienos priemonių, ant kurių pakuotės nėra ta užrašyta, lentynose nebematysime. Tai reiškia, kad viskas, kas bus pagaminta iki 2025 metų lapkričio, taip galės būti išparduota iki 2027 metų gegužės. Kodėl yra tokie reikalavimai? Nes rinka tapo iškreipta. Retinolis vartojamas masiškai, be kontrolės, taip ir atsiranda įvairios natūralios alternatyvos, kaip bakučiolio aliejus, kurie neturi tokio stipro poveikio, daugiau kaip antioksidacinį poveikį, raminantį poveikį, bet tai neprilygsta sintetiniams retinoidams ir jų veiksmingumui. Taigi retinolis ne vienas ingredientas, tai visa šeimina. Nuo stipriausių iki silpniausių esterių. O kuris tinkamiausias priklauso nuo jūsų odos poreikio, jautrumo ir tikslų. Svarbiausia – kantrybė, nuoseklumas ir kasdieninės SPF. Tik tada gausite ilgalaikius rezultatus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio video.